Aukštadvaryje gyvena Dmitrijus, daugeliui geriau pažįstamas kaip dėdė Grikis. Iki pensijos policijos pareigūnų dirbęs vyras, sūnaus paskatintas jau daugiau nei 10 metų verda kareivišką košę ir jie vaišina visus norinčius. Tad ir mes keliaukime paragauti košės ir sužinokime, koks jos receptas. Aukštadvario kraštas vieta, kur gamtos grožis išskirtinis ir visi vieni kitus pažįsta. Čia ežerai užburia, o žmonių istorijos neretai būna išskirtinės. Viena jų Dmitrijaus, visą gyvenimą dirbusio policijos pareigūnu. Gimęs ir užaugęs netoli Vilniaus, su Aukštadvario kraštu jis susipažino per darbą. Dabar ši vieta jau tapo jo namais. 86 metais atėjau pagal šitą mane paskyrė, reiškia, į Trakų rajoną. Sakė, nėra niekur vietos, tik Trakų rajone. Gerai, važiuoju į Trakų rajoną, ne taip toli nuo Vilniaus, 27 kilometrai, galvoju, reikia eiti. Ir atvažiavau, aš į Trakų rajoną, eisiu į Šimiliškės dirbti. Gerai, aš šitų vietovių nepažįstu, nežinau, man tas pats, kur eiti dirbti, kur nori. Ir ką, ir iškvietė mane vėl viršininkas, sako, žinai ką, į Šimiliškės neišeina, eisi į Aukštadvarį. Aš sakau, tamsta pulkininkai, sakau, jūs tai mane į Šimiliškės, tai į Aukštadvarį. Tai sakau, kažkaip tai jūs apsispręskit, taip, aš galvoju, Šimiliškės čia jau. Taip pat geras kaimas, viskas. Jisai sako, tu nuvažiuok, pasižiūrėk, aš jaunas leitenantas, tai kur ten, aš dar nežinojau šitų vietovių. Ir aš galvoju, reikia nuvažiuoti. Nuvažiavau Aukštadvarį, važiuoju, žiūriu, vienoj pusėje vanduo, kitoj pusėje vanduo, galvoju, kur čia aš papuoliau, Šveicariją, kokį ar ką čia. Jaunam pareigūnui Aukštadvario gamta taip patiko, kad čia jis dirbo iki pat pensijos, daugiau nei 30 metų. Vienas iš sūnų, Ruslanas, pasirinko panašų tėčio įkvėptą profesinį kelią. Užaugau šitam Aukštadvario, mes jį vadinam miestuku, nors iš tikrųjų jis yra kaimas, tai iki 18 metų. Čia praleidau, sakykime, didžiąją dalį gyvenimo, po to nusprendžiau eiti panašiu keliu kaip tėtis. Jisai buvo pareigūnas. Aš nusprendžiau irgi žvaigždžių keliu, tai būti karininku. Tai pagal savo balus įstojau ir pagal fizinį pasirengimą gana aukščiau vidurio į karo akademiją. Man nebuvo ten sunku mokintis, kadangi aš to norėjau. Nors dar tuo metu ganėtinai buvo nelengva. Atsargos kapitonas pasakoja, kad karo akademija ir tarnyba kariuomenėje išmokė ne tik karinės disciplinos, bet ir savarankiškumo, atsakomybės už kitus bei gebėjimo imtis iniciatyvos. Vis dėlto po 15 metų karinio kelio jis suprato, jog nori veikti kūrybiškiau. Taip gimė idėja organizuoti žygius. Aukštadvarį tokį gražų kraštą turim ir grandiozinių renginių nėra. Nėra, tais laikais nebūdavo, tik būdavo festivaliai. Ir aš pagalvojau, kad reiktų padaryti žygį ir asmeniškai suorganizavau viską, nuo tualetų iki maitinimų, iki žmonių, visi padėjo, man nieks neėmė atlygio, kad tik įvyktų renginys ir žygis surinko apie 8 ar 900 žmonių 2019 metais. Ir tas įkvėpė ir žygis, aišku, vadinosi Velnio keliais. Kodėl Velnio keliais? Kadangi mes turim Velnio duobę Aukštadvarį, tai yra ganėtinai surišta. Šis kraštas, kaip sakau, ypatingas tom, kad yra labai daug lankomų objektų. Kaip eini, tai kas kilometrą 2 lankomas objektas. Tai jokioj erdvėj to nesutiksi, jokiam krašte Lietuvos to nesutiksi. Nors dabar Ruslanas save vadina meilės emigrantu ir gyvena Alytuje, į Aukštadvarį jis grįžta itin dažnai pas artimuosius dėl čia organizuojamos veiklos, o pasimėgauti šio krašto gamta jis gali plaukdamas savo paties rankomis sukonstruotų plaustu. Turim Aukštadvarį salą, tai turim ir kur pabėgti. Todėl su šio krašto gamta Ruslanas, Aukštadvario kapitonas, supažindina ir mus. Kapitonas, aš jūrų dievas ir ganau savo pievui baltas sparnas laivų. Aš po žemę vaikščiot nemoku, su undinėm pašoku, kaip Neptūnas gražu. Dabar mes laukiame Aukštadvario tvenkiniu su ne bet kokiu plaustu, su jūsų pagamintu. Tai kiek laiko užtruko ir kaip kilo idėja gaminti? Kilo idėja taip paprastai.
Iš tikrųjų, vienas pažįstamas turi tokį panašų plaustą, tai, kaip sakykime, čia yra tokia kopija to, nereikia išradinėti kažko, tai viskas buvo padaryta, tai tiesiog žvilgtelėjau, kaip maždaug išmatavimus pasidariau ir, reiškia, pasigaminau pats jį su brolio pagalba. Savo rankom, taip. Didelis plaustas, Didelis. Žmonių turbūt telpa daugybė, tai kiek laiko užtruko visą šitą plaustą pagaminti? Žmonių telpa, pabrėšiu, iki 25, jisai gali pakelti. Jis telpa dar daugiau, bet jisai jau nebegalės, kaip sakant, plaukti, jisai skęs. Truko pagaminti apie mėnesį laiko su, sakyčiau, neskubant. Tai palengva ir pasidarėm. Iš tikrųjų, čia tas daiktas, kuris vertas dėmesio turbūt kiekvienam. Visi bėga, nori išsinuomoti, o aš noriu pastatyti savo. Ir gyvenu emociją, kažkokią noriu vertę turėti, kad būtų atsipalaidavimas, pailsėjimas nuo visų. Tai tą daiktą naudoju gana dažnai. Kaip reikėtų plaustą pagaminti? Kas čia yra svarbu? Svarbu yra... Ar sugebėčiau aš, tarkim, pagaminti? Jūs sugebėtumėt, reiktų visų pirma įstoti į profesinę mokyklą, kuri mokina virint, nes jo pagrindas yra metalas, visa konstrukcija suvirint. O kaip tą pritvirtinti, tai tik tai reikia pagalvoti. Galima plaustų variantų ir įvairių, ir pririša su virvutėm ir bačkom tenais, kai gal matėt kai kur. Šiuo atveju aš biški kitaip tą dariau, tai manau, kad galėtume tą padaryti. Tik tais reikia pagrindą turėti kažkokį tais mokslą, kaip jį susivirinti metalą prie metalo. Pasiplaukėję plaustu ir išbandę kapitono profesiją keliaujame kranto link, kur mūsų laukia Ruslano tėtis Dmitrijus. Sūnus sako, kad daugelis lietuvių jo tėtį pažįsta dėdės Grikio vardu, nes būtent jis gamina daugeliui gerai pažįstamą kareivišką košę. O visa ši gamybos istorija prasidėjo nuo Ruslano, kai šis, kaip pats sako, susiviliojo ir ėmė ieškoti, kur įsigyti karo lauko virtuvę. Pasiskambinau vienam draugui. Ar neturėtum, nežinai, kas gali turėti karo lauko virtuvės, tokį darinį. Sako, turiu, kaip tik mano močiutė turi tvartę. Sakau, kaip jinai gali turėti tvartę? Sako, jinai kiaulės maitina iš jo. Aš atvažiavau pasižiūrėti, pas ją važiuoklės nebuvo. Buvo tik pečius. Tai teko važiuoklės ieškoti. Važiuoklę pasiruošėm, tą pečių užkėlėm, sutvarkėm, nudažėm, sušveitėm, gavosi pilnai tvarkinga ukrainiečių gamybos, jinai pati yra ukrainiečių gamybos virtuvė. Ir važinėjau ir nuvažiavau pirmą renginį. Pirmam renginį stovėjau kaip tikras prekybininkas ir su prekiavom ganėtinai nemažą pinigų sumą, kas reiškia davė pospirį, kad visgi tai yra vertas dėmesio daiktas, tai yra unikalus daiktas. Tai nėra prekiaut kažką tais ar lašinukais, ar žuvim, jų tokių prekybininkų daug. O su karo virtuvėm žmonių nesutiks. Iš pat pradžių Ruslanas ieškojo tinkamo recepto, kad košėje nebūtų nei per daug mėsos, nei per daug grikių. O dabar, pasak Ruslano, aukso viduriuką jau atrado jo tėtis, dėdė Grikis, kuris stovi prie karo lauko virtuvės ir netrukus gamins kareivišką košę. Ją jis verda jau apie 12 metų, tad visas receptas įsitvirtinęs galvoje. Tad besišnekučiuodami dėdė Grikis jau pradeda gaminti košę. Pirmiausia, jis užkaitina vandenį su sviestu ir druska. Taip paruošiamas sultinys košiai. Tai čia jau sultinį užvirėt, ar ne? Užviriau sultinį. Oi, man jau skaniai. Ir kas toliau? Jūs tik, jeigu panorit paragauti, Taip. tai tada reikia išmaišyti ir ten šviestas ant viršaus. Va, paragaukit. Čia kol kas dar tik pradžia košės. Taip. Oi, šalta žiemos diena. Tik sultinio užtektų. Oi, kaip skaniai. Skaniai? Gardu labai. Gerai tada. Kas toliau? Ir tada mes turim dėti tušonkę. Kartu su mėsos konservais suberiami ir grikiai, o tada belieka viską gerai išmaišyti. Virėm košę. Vaikai atsilošė. Tam davė. Ar operatoriai liko? Liks ir operatoriai. Liks ir operatoriai. Tai dabar reikia uždarinėti ir laukti.
Kiek laukti? Nu, kažkur tai 10-15 minučių. Tai jūs norit man pasakyti, kad kareiviška košė gaminama galima sakyti, iš 3 ingredientų. Sultinys, grikė ir mėsa. Nu, į prieskoniai ir druska, vegetos galima įdėti ir prieskonių visokių. Dėdė Grikis sako, kad ši košė jam niekada neatsibosta. Ji gana soti ir visada labai skani. Vieną kartą buvom Švenčionių rajono savivaldybėj. Taip. Ir ten aikšteliai mes neišdalinom, užsakė 500 porcijų, turbūt 300 žmonių buvo, 200 porcijų lieka, atvažiavau į kiemą. Pakviečiau kaimynus, kaimynai atėjo su podais, aš išdalinau šitą košę. Visi rankutėm ploja laimingi, taip. visus skrančiai pilni. Taip, ir man malonu, kadangi žmonėm gerą padariau. Ir jūsų sūnus minėjo, kad čia tradicinė jūsų kepurė, su kuria niekur jokias šventes, kur košę verdat, nevykstat. Nu, mane pavadino Dėdė Grikis su šitą. Kodėl Dėdė Grikis? Nežinau, ten kažkas tai sugalvojau, žygį Palangoj. Aš šitą tada iš termoso lygtai mes dalinom, kadangi be virtuvės Palangoj žygis buvo ir atsirado mano nuotrauka ir parašyta Dėdė Grikis negaili košės. Ir ar pačiam prilipo šis vardas, pravardė? Tai ne tai, kad man, visiems prilipo, tai Dėdė Grikis ir kaimynai Facebook'e ten visi pradėjo mane vadinti Dėdė Grikis. Nu, va, ir Dėdė Grikis, nu. Metas ir mums paragauti dėdės Grikio gamintos kareiviškos košės. Prašom paragauti. Jau pagaminta, ar ne? Pagamintas košės, taip, pagamintas košės. Ragaujam. Ką jūs pasakysit? Aš be žodžių. Žinokit, Skaniai turbūt. nuostabi. Dėdė Grikio košė nuostabi. Galima gal dar čia visą puodą, aš matau privirė, tai reikės. Aš dar vieną mažą kasniuką, nes... Aš dabar suprantu, Dėdė Grikį, kodėl jūs neatsivalgo tos košės irgi. Todėl gyvenimas Aukštadvaryje ir yra nuostabus, kai tėvą ir sūnų vienyje bendra mylima ir skani veikla. Čia kaime aš save jaučiu gerai, viskas čia ateinyvo prie ežero, Vilniui kur tu nueisi. Daugiabutis, ar ten ir viskas išeini į šaligatvę. Viskas, nu į turgų nueini, nu aišku, nuvažiuoti į Vilnių, ten gerai, ten pabūt, kažkur tai nueiti, ten į kokį koncertą, tai čia aišku. Bet gyventi? A gyventi nenoriu. Norit Aukštadvarį? Noriu Aukštadvarį. Dmitrijus sako, kad čia gera ir dėl to, jog net ir pensijoje veiklos jam netrūksta. Kai sūnus organizuoja žygius, jis jiems gamina šią kareivišką košę. Ačiū, kad žiūrėjote. Visas mūsų laidas galite rasti LRT mediatekoje. Taip pat laukiame jūsų laiškų adresu gkg@lrt.lt ir Facebook paskyroje. Pasimatykime ir kitą kartą laidoje Gyventi kaime gera.